Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną noriu pristatyti Urano perėjimą į dvynio ženklą. Šiandieną gal padarysiu tokią trumpesnę, tokią įžangą ir paskui mes sekančiam video panalizuosim, kaip atsilieps šitas periodas, Urano perėjimas į dvynį 7 metam kiekvienam iš mūsų. Taigi pirmiausiai, kas dabar įvyko šiandieną, Liepos 7, 2025 metų. Uranas, sąmonės žadintojas ir toks vidinės laisvės mokytojas, perėjo į dvynio ženklą. Astrologija Uranas yra toks dangaus pasiuntinys, kuris moko mus gyvenimo ne itin švelniai, kuris ateina staigiai, netikėtai kaip žaibas ir atneša mums ne tik tai tokius išorinius perversmus. Jo tikslas atnešti mums vidinius perversmus, kad žmogus išsilaisvintų savo sąmonę iš visų senų tokių ribojančių struktūrų, kurios jau nebetinka šitam laikmečiui, kad padėti žmogui atrasti labiau save, savo tą autentiškumą ir kad eiti savo keliu, nepramintų keliu, ieškoti savo kelio. Ir Urano aukščiausia funkcija yra laisvė, bet tačiau laisvė, kaip daugumas įsivaizduoja, laisvė, ką noriu, tą darau, nėra jokių atsakomybių, jokių pareigų, galiu griauti, skirtis, keisti, nieko panašaus. Laisvė ne nuo pareigų, o laisvė nuo savo vidinių priklausomybių, laisvė nuo baimių, nuo stereotipinių visokių pasenusių mąstymo formų. Taigi Uranas moko mus mąstyti savarankiškai, drąsiai būti savimi. Net jei tenka labai išsiskirti iš aplinkos, net jei dabar aplinka jūsų dar tokių nepriims. Bet Uranas kviečia gyventi laisvai, autentiškai ir be galo sąmoningai. Šita planeta skatina peržengti ribas, tiek vidinės, tiek išorinės. Jinai susijusi su intuicija, su labai staigiais gyvenimo pokyčiais, su įžvalgom, su aiškiaregystė, su įvykiais, kurie gali pakeisti visą gyvenimo kryptį. Uranas įkūnija progresą, ateities vizijas, naujų technologijų dvasią. Bet, kaip minėjau, svarbiausia, atneša žmogaus prabudimo galimybę. Taigi Uranas moko mus atsisakyti visko, kas mus kausto. Priimti savo unikalumą ne kaip trūkumą, o kaip dovaną, kad aš galiu būti toksai, koks esu. Aš turiu teisę būti toksai. Ir tai yra mano sielos unikalumas. Tokio kaip aš, kito nėra. Uranas atneša mums staigius pokyčius. Ir tie pokyčiai reikalingi, kad vėl žadint mūsų sielą. Mokina mus klausyti savo aukštesnio aš. Ir suprasti, kad tikroji vienybė su pasauliu kyla ne iš prisitaikymo, o kyla iš laisvės. Taigi Uranas yra pats kosminis išlaisvintojas, kuris nieko nepalieka ramybėje. Bet ne todėl, kad jis toks blogas, kad jisai mūsų nemyli, o todėl, kad jisai kviečia mus į gyvesnį gyvenimą, į drąsesnį, sąmoningesnį. Psichologiškai Uranas atspindi mūsų tokią neurotiškas energijas, kurios sujudina žmogaus psichiką, kurios pažadina vėlgi iš to dvasinio miego. Urano krizės, tai gali būti ir netikėti pokyčiai, santykių krizės, skyrybos, profesijos keitimas, darbo praradimas, išvažiavimas kažkur tai toli, pakeitimas viso savo pamato gyvenimo, tam, kad būtų lengvesnis perėjimas į kitą sąmonės būseną. Taigi Uranas Liepos 7, 2025 metų perėjo į dvynio ženklą, kuriame išbus iki 2033 metų. Tiesa, jis truputį dar darys tokį, dar grįž, bus dar tokį retrogradinis jo sugrįžimas į jautį nuo lapkričio 8 iki 2026 metų balandžio 26 jis dar trumpam sugrįžti į jautį. Tai yra, jautukai dar galės užbaigti procesus, kurie prasidėjo prieš 7 metus. Apie jaučio ženklo pokyčius taip pat norėčiau pakalbėti ir kviesiu jūs visus, kviesiu atsiverti, kviesiu pabendrauti, kaip išgyvenote jautukai tuos 7 metus praėjusius, ką patyrėte. Aš mačiau savo klientų gyvenimuose
didžiulius virsmus, didžiulius. Tai yra keitėsi santykiai, keitėsi gyvenama vieta, keitėsi ne tik gyvenimo partneriai, darbai keitėsi, prabudimas vyko didžiulis. Va, ir labai kviesiu jūs taip pat pasidalinti, kad mes galėtume per sekantį mūsų tokį video susitikimą daugiau pasibendrauti. Taigi šitas laikotarpis, kai Uranas bus Dvynio ženkle, jisai labiau tokius žymės globalius pokyčius informacijos, bendravimo, mąstymo srityse. Na, kokios gali būti tendencijos? Na, prisiminkim Dvynio ženklą, su kuo jisai susijęs, ne? Ką jisai valdo. Tai yra pirmiausiai mąstymas, tai yra bendravimas, tai yra mokslai, švietimo sistema, tai yra transportas, tai yra žodis, kalba, tai yra visi ryšiai, tarpasmeniniai tokie, tai yra šitos svarbiausios pagrindinės Dvynio sritis. Taip galim sakyti, broliai, seserys, kelionės trumpalaikės. Tai va, pradėkime nuo mąstymo, kad pirmiausiai Uranas keis mąstymą, būdamas Dvyniuose. Skatins mūsų tokį inovatyvų, kitokį mąstymą, kuris jau labiau atitinka šitą laikmetį. Daugelis įsitikinimų bus peržiūrima ir daug kas bus atmesta. Tai yra, aišku, didelė labai įtaka bus dirbtinio intelekto, sąmonės plėtros temos bus, manau, per šitą laikotarpį pačios svarbiausios. Kad geriau suprasti Dvynio ženklą, prisiminkime, kas į Dvynio ženklę kokia silpna planeta. Tai yra Jupiteris. Jupiteris ta planeta, kuri plečia mūsų sąmonę per pasaulėžiūrą, kuri susijusi su mūsų išsilavinimu, su tokiom plačiom, vertingom žiniom, su autoritetais. Šita planeta čia yra silpna ir, vadinasi, per šitą laikmetį gali būti toksai pavojus pasimesti informaciniai jūrai, tokiam didžiuliam skirtingų nuomonių sraute. Užtat labai svarbu per šitą laikmetį bus bet kokią gaunamą informaciją, mokymus perfiltruoti per savo pasaulėžiūrinę prizmę ir užduoti labai daug savo tokius rimtus klausimus. Šitos žinios, šitie mokymai, kur jie mane nuves? Ar tai man yra naudinga? Ar nuo to aš būsiu laimingesnis? Ar nuo to aš labiau būsiu sveikesnis, sėkmingesnis? Kokią prasmę man suteiks vieni ar kiti mokymai, vieni ar kiti žmonės atėję į mano gyvenimą? Ar aš eisiu į šviesą, į tiesą, ar aš eisiu į melą, į tamsą? Va, sakyčiau, šitie tokie klausimai, jie gali būti labai reikšmingi, labai svarbus šitam periode. Na, aišku, pavojus šitam periode yra tai, kad mes galim nueiti labai paviršium, pasimesti labai to informacijos jūrai. Daug labai gali būti melagingos informacijos, daug tokių melagingų mokytojų, kurie bandys kreipti į savo pusę, galbūt ne visai teisingą. Ir jeigu imti švietimo sistemą, tai šitas periodas gali būti labiau palankus mokslams, tokiems konkretiems, arba tokiam profesiniam mokymam, negu tokiam giliam, ilgam akademiniam studijavimui. Bendravimai, kas gali būti bendravimo sritise, gali būti irgi didžiulis toksai proveržis visų informacinių technologijų, kad aišku, vis didesnė svarba bus bendravimas virtualus, kada vis daugiau bus mokymosi virtualaus, vis daugiau bus komunikacijos. Aišku, labai gali būti perkrauta visa informacinė mūsų nervinė sistema nuo tokio didžiulio srauto, nes tas poreikis žinių galingasis ir vis įvairesnis ir bus noras viską pakramtyti, viską į save įsileisti. Tai va čia reikėtų tokios vidinės cenzūros peržiūrėti, ar to man tikrai reikia. Švietimo sistemai labiau gali būti toksai peržiūrimos visos tradicinės žinios ir labiau atsirasti gali būti kokių tai naujų mokymosi krypčių, mokymosi metodų. Gali būti labiau ugdymas lankstesnis, labiau toksai personalizuotas, labiau orientuotas į kūrybą, ne į tokį informacinio srauto didesnį gavimą, o tokį į kūrybą ir tokį labiau kritinio mąstymo auginimą. Gali būti didesnė svarba tokių tarpdisciplininių žinių krypčiai, savarankiško mokymosi. Transportas, kaip gali transportas pasikeisti? Aišku, atsiras nauji įvairūs judėjimo būdai,
autonominiai automobiliai, ne tik elektroniniai, bet autonominiai, gali būti be vairuotojo, gali būti įvairiausių kalbų apie teleportacijų, tokių teorijų, apie kosminės keliones, daug girdėsim tokių analizų kalbų. Gyvenimas labiau gali tapti mobilus. Tai yra vis daugiau jaunų žmonių stengsis gyventi be nuolatinės gyvenamos vietos, kad būtų galima lanksčiau judėti, keisti greičiau darbo galimybės, ieškoti savęs. Bet kas čia gali būti, gali daugiau padaugėti avarijų, aviacijų avarijų, gali būti ryšio daug visokių trikdžių, gali būti kibernetinių atakų. Žodis, kalba, tai, kaip minėjau, vis daugiau gali atsirasti, vis labiau gali būti naudojamas dirbtinis intelektas, aišku, kalbos vertimai visi dirbtinio intelekto pagalba, įvairiausios programos sukurtos, tikrai palengvins žmonių gyvenimą. Gali kilti dar iššūkių daug dėl laisvo žodžio, dėl cenzūros. Ir žiniasklaida turėtų pereiti į kažkokias naujas formas, kad nevaldoma ne iš vieno kažkokio centro, o gali būti daugiau įvairiausių krypčių. Ryšiai žmonių tarpusavio ryšiai taps daug greitesni. Daug greitesni bus bendravimas toksai vis gali būti noras greičiau susipažinti, greičiau gauti kažkokias žinias, bet gali trūkti tokio gylio. Užtat reikėtų stengtis ieškoti tokio ir labiau sąmoningo tokio bendravimo. Gali atsirasti daug naujų bendruomenių tokių paremtų bendromis idėjomis kūrimas. Sveikata dėl greito informacinio tokio srauto gali būti perkrauta nervų sistema, todėl nervų sistema gali būti jautresnė, gali būti daugiau toks, jau dabar gyvenam neurozių laikmetį, tai gali dar padaugėti tokių nervinių ligų, taip pat kvėpavimo takai, plaučiai. Todėl turėtų būti didelis dėmesys skiriamas psichologiniai sveikatai, savo minčių higienai. Vyresnio amžiaus žmonėms gali būti sudėtingesnis laikas, gali būti jiems sunkiau keistis, tai gali kelti tokį papildomą stresą, tačiau niekur mes nedingsim, teks visiems prisitaikyti. Taigi norėčiau visiems mums palinkėti prisisegti diržus ir su tokiu didžiuliu smalsumu leistis į tą tokią dinamišką kelionę. Lankstumas taps labai svarbus, tačiau labai svarbu tiek dirbant su informacija, tiek savo asmeniniuose santykiuose, tiek sprendžiant įvairiausias problemas, nenueiti paviršių. Visą laiką turėti savo sveiką pasaulėžiūrą. Būkime pasiruošę netikėtumams. Technologiniai proveržiai tiek asmeniniuose santykiuose, mūsų gyvenimuose labai gali būti daug netikėtumų. Taigi būkim pasiruošę, kad kiekviena diena gali atnešti mums siurprizų. Ir kad būtų mums lengviau, tyrinėkim savo gimimo žemėlapį. Ypatingai savo 3. būstą, kuris yra susijęs su komunikacija, savo 9. būstą, kuris susijęs su pasaulėžiūra, taip pat savo Urano poziciją gimimo horoskope, jos tranzitą, jos ryšių su kitom planetom, su įvairius aspektus, nes mums tai gali labiau padėti suprasti, kurioje gyvenimo srity mūsų laukia didžiuliai pokyčiai. Taigi, įsileiskime šitas energijas, kurios tikrai mums žada daug labai gero ir mokinkime visi kartu eiti sąmoningumą. Kviečiu jungtis, kviečiu bendrauti, kviečiu dalintis. Norėčiau sekantį video padaryti apie tai, kas laukia kiekvieno zodiako ženklo, apie jaučio periodą jau praėjusius tuos 7 metus. Gal kažkas pasidalinsite, kaip jūs palietė. Tai gali būti ir žmonės su Saulė jautyje, gali būti su Mėnuliu jautyje, su ascendentu jautyje. Tiesiog būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, kaip per 7 paskutinius metus, kaip keitėsi jūsų gyvenimai. Tai rašykite ir bendraukime. Ačiū labai už dėmesį, iki sekančio susitikimo.